Taip, numylėtinė pirtelė. Va jos kaip jinai atrodo, reiškiasi, viršui dar kaminas yra. 6, ne 6 metrų, 5 ant 2,5. Standartinė. Matosi lauko apšvietimas. Dėsiu nuotrauką, kaip naktį atrodo. Tikrai pilnai užtenka. Durys medinės. Skarda visa sudėta. Skardinis stogas su kaminu. Nuolinis į galą. Viskas gražiai apskardinta. Tada čia yra lietaus nutekėjimas ir langas. Taip. Pirtis pastatyta ant šaligatvio borto, o po šaligatvio bortais po apačia sutankintas smėlis. Ir reiškiasi stovinčių tų. Čia tokių 3 slidžių, jeigu matosi. Reiškiasi 1, 2, 3. Tai vat išilgai ir eina šaligatvio bortai tokie sunkus, dideli. Ir tada jinai atsistoja. Buvo užkelta. Tai va, o čia dar geotekstilė yra paklota. Ir dar šiaip plyteles padėjau, kad gražiau būtų. Prieimo padariau tokia kaip ir pakopą. Ir čia dar pas man yra kubilas. Va. Viskas va. Čia paprasta pušinė terasa. Taip, tai čia mes turim medinės duris. Va ir patalpa. Va čia sofa. 2 žmonėm. Sėdmaičiais 3 žmogui. Ir 4 žmogui. Pufikas. Tada reiškiasi čia nestandartinis variantas, nes yra dar dušas. Ir boileris, kuris pašildo vandenį. Tai va ten viršų yra ištraukimo anga, kad ventiliuotųsi. Ir tada čia šitam vat, kai tam kampe kambario yra malkom įdėti anga. Malkom įdėti. Ir va čia. Ir išimti. Pelenus iškratyti. Čia irgi apdaila tokia, kad nebūtų karšta. Tai va toks kampas tada. Čia jeigu sukantis yra pakabos padarytos, jo kepurė va. Dar kartelį duris. Ir pufikas, o čia yra jungikliai elektros. Ten šviesai, jeigu reikia ir panašiai. Pakabos va. Aukštis čia yra apie 2,5 metro. Žemėjantis į galą, bet tai čia vat pilnai užtenka vietos. Tai va, toliau yra duris ir galima užeiti į sauną pirties. Patalpa vat yra 2 ilgi gultai. Po 2 metrus turbūt kažkur. 1 ir 2. Tai aš va turiu liniuotę. Galiu pamatuoti. Tai va, 1,99 m, nu tai jo, virš 2 metrų tada gaunasi. Vienas žmogus va tai va guli. Ir tada, reiškiasi, kitas žmogus irgi atsigula. Kitas va žmogus atsigula ir kiek čia gaunasi, tuomet rytoj išmatuosim.
Čia gal trumpesnis yra 1,70 m su biškiu. Nu, tai va, tai čia 2 žmonėm atsigulti arba kokiem 6 susėsti ir dar va čia yra. Taip apskritai plotis pačių gultų yra apie 50. Reiškiasi pačio žeminio yra apie 40 tada. Tai va čia dar vaikai apačioj susėdė. Taip, tada būtinai yra va čia reiškiasi langas. Pirties langas, kur išsivedina iš karto, va čia atsidaro jis labai gerai. Tada yra katilas, pirties katilas. Pirties katilas su akmenukais, tai čia yra su paaukštinimu, galima daryti ir be paaukštinimo, bet tas paaukštinimas tai yra va šita va skarda visa jo, va šita va jos gali ir nebūti. Tai jeigu jinai yra, tai tiesiog iš kamino, kai eina ta karštis, jisai tie akmenys sulaiko. Ir taip pirtis išlaiko ilgiau tą šilumą ir tas karštis būna panaudojamas. Tai va čia yra boileris. Boileris, turiu mini boileris, tai vandens talpa. Jok čia ne boileris, vandens talpa. Su kraneliu. Tai va tą vandenį galima naudoti pilt ant akmenų arba gal praustis galima naudoti. Tai va čia tiesiog paprastai pribėga čia vat vanduo. Čia sušyla ir čia tada atsukus išbėga. Tai va tai čia va šitie visi nusiema šonai. Va šitus galima vat visus šonus nuimti. Ir apačioj šonus galima nuimti šitus va, kad prieiti ir iššluoti viską. Taip pat lygiai čia irgi pasikelia va reiškiasi šitie ir tada reiškiasi čia yra grindys. Grindys yra su oro tarpais. Tai reiškiasi, kad čia vat po šitom lentom, jeigu taip žiūrint, vat, bet grinai vat saunos patalpoje yra tik tai nieko nėra, jokio šiltinimo sluoksnio, reiškiasi yra grindys. Nu, vat ta geotekstilė pačioje su akmenukais. O reiškiasi jau va čia, kur yra ta reiškiasi poilsio zona, tai čia jinai yra šiltinta. Tai va 10 cm tiek sienos yra 10 cm, stogas 10 cm ir grindys šiltintas. Tai va, o čia reiškiasi saunos grinai patalpoje to nėra ir palikti tarpai, kad jeigu reiškiasi yra šlapiuoju būdu mušamasi su vantom arba vanduo liejamas, tai kad jis nubėgtų ir cirkuliuotų va tas oras. Tai va toks pagrindinis momentas. Taip, dar elektros instaliacija, tai va čia yra viduje irgi padaryta, va 2 lempos yra. Tada reiškiasi viena lempa yra čia ir dar 4 yra čia po gultais, tai labai gražiai šviečia va. Tokia geltona šviesa, bet dabar nesimato, gal įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo naktį, labai gražiai. Tai va, dar čia yra tokios pagalvės, vienokia pirties ir kita pagalvė. Tai va, tana pagalvė buvo patogesnė, o šitą eina į komplekto kainą. Tai va, dar naudojamas yra temperatūros ir drėgmės matuoklis ir kaipgi be reiškiasi šito laikmačio 15 minučių. Tai va, tai tiek apie pirtį, tai tikrai pilnai užtenka va 4 žmonėms, tai va šeimai su staliuku, sofa patogiai atsisėsti, išėjus va vienam, antram žmogui dar. Galima aišku kitaip daryti medinius baldus, čia truputėlį yra kitaip padaryta. Tai va dušas irgi ateina šaltas vanduo, kadangi yra boileris, tai tada jis yra pašildomas ir yra tiesiog užuolaidėlė paprastai užsitraukia.
ir tada kažkas gali praustis ir netrukdyti kitiems sėdėti. Tai vat, kas gali pirtintis, užsitraukti. Tai vat, prie boilerio yra dar, reiškiasi, va čia rozetė. Elektros pajungimai boilerio specialiai. Vat, ir padaryta, kad ateitų čia vat vanduo per šitą sienelę. Tai reiškiasi, šita sienelė yra išnaudota boileriui. Boileriui pakabinti, jinai yra nuo dvigubo stiprumo, tikrai išlaiko, va čia pakankamai galingas boileris yra. Vat, ir tikrai užtenka. Galima, aišku, pasirinkti apdalą, tai čia, kaip matot, pavyzdžiui, sienas yra daryta su balinta tokia. Balinta